E, Kodėl man tokia idėja kilo, kad šita konferencija yra žvėriškai reikalinga? Aš dabar pasigirsiu truputį. Aš bijau, kad aš esu geriausias ekspertas, kas yra sveikas miestas Lietuvoje. Ne dėl to, kad aš to labai noriu, bet dėl to, kad man situacija tokia padarė, kai pas mane atėjo 2 direktorius ir pasakė prieš 7 metus, Vytautai, surinkite medžiagą apie sveikų miestų judėjimą. Vytautas, jis sėdi, renka, o ten pasirodo tos medžiagos trūksta. Tai ką aš darau? Aš žmogus kuklus, parašau į Suomiją, sakau, hebra, kas ten patai sveiki miestai? O, sako, tu domiesi, labai įdomu. Ar nenori pas mus atvažiuoti, mes tą kelionę apmokėsim. Ir aš važiuoju į Baltijos sveikų miestų sąjungos centrą, susipažinau ir taip toliau. Vienu žodžiu, baigėsi tuo, kad jums pasiūlė Klaipėdą įstoti į šitą judėjimą. Meras Taraškevičius tuo metu palaikė, sveikatos skyrius palaikė, taryba sunkiai palaikė, vieno balso persvarą. Tai buvo 10 metais, ar ne, 9. 9 metais vieno balso persvarą įstojom ir dabar, kai mes ėjom į sekantį etapą, bet dar kartą, tai dabar beveik vienbalsiai vienas žmogus susilaikė iš tos tarybos. Kitaip sakant, bet tuos 4 metus taryba suprato, kad tai yra naudinga. Čia Klaipėdos miesto taryba, aš manau, kad kitų miestų tarybos, aš manau, darys tą patį, bet kiek vėliau. Na, dabar pereinam prie teorijos, ar ne? Vidutinė gyvenimo trukmė. Dabar čia noriu pasižiūrėti. Vakar pasiėmiau vieną brošiūrą, reiškia Baltijos šalių gyvensena, ar ne? Sveikata Baltijos. Išėjau šį mėnesį praktiškai. Pasižiūrėjau, ilgiausia, reiškia, numatoma gyvenimo trukmė 45 metų. Jeigu atkreipsite dėmesį, paskutinis tarpelis yra Lietuva. Lietuva yra paskutiniai vietoj pagal numatomą gyvenimo trukmę 45 metų žmonėms. Kaip sakant, darbingo amžiaus žmonėms. Šito seka viena mažytė detalė. Reiškia, mūsų sveikata yra pakankamai bloga, kad mes kol kas, atleiskite, pačiam gale iš 25 ES šalių. Tai šitoje vietoje nori, nenori, tenka pradėti galvoti apie vidutinį žmogaus gyvenimo trukmę, kur kas kiek gyvena. Aš tą statistiką galiu duoti labai didelę. Japonija, Kinija, Afrika. Afrika, aišku, jau blogiau gyvena ir panašiai. Bet jau, kad mes gyvename beveik kaip Afrikoje, mes esame iš esmės Europos Afrikoje. Tai va, viena schema, kuri yra įdėta į mūsų sveikatos programą, kurio čia visi taip giria, aš manau, kad tai, švelniai kalbant, labai prasta programa, jai trūksta ambicijos, jai trūksta noro būti geriausiams. Ten parašyta, kad Lietuva turi padaryti tą, bus taip ir taip. Aš pažiūrėjau, kas bus taip, kas ten parašyta po 10-15 metų, ten bus tai, kad mes buvom paskutiniai, esam paskutiniai ir liksim paskutiniai. Tai aš jos kol kas nekritikuosiu, aš manau, aš parinksiu argumentus ir pabandysiu tai parašyti sveikatos komitetui su faktais. Tai bus paprasčiau, nes šitos ambicijos yra labai negeros. Jeigu atkreipsite tą schemą, tai pažiūrėsite, kad dešinė pusė, kur žmonės miršta mažiau, čia dešinė pusė, yra ir Klaipėda, yra Vilnius ir panašiai, bet yra ir kita pusė, kurie žmonės miršta labai daug. Čia yra širdies ligos, ir savižudybės, ir rifais. Čia yra oficiali lentelė, jeigu kas skaito internete, yra programa, tai Lietuvos sveikatos programa, ten tas naujoji, ar ne? 14-20 keli, ten 23, ar ne? 25. Tai va, štai yra schema, galite pažiūrėti. Kodėl aš šitą lentelę duodu kaip pagrindą? Dėl vieno paprasto pavyzdžio. Mes galim pažiūrėti, kad Lietuvos miestai ir rajonai turi skirtingą gyvenimo trukmę. Kyla klausimas, ar galima tą situaciją pagerinti ir kas ją turėtų gerinti. Tas sveikų miestų judėjimas yra iš esmės va šitas faktorius, kuris gali pagerinti žmogaus gyvenimo trukmę, arba iš esmės tai ir turėtų būti pagrindinis kriterijus vertinant politinę valdžią. Aš gaila neturiu analizės, kokios politinės partijos čia dirbo. Nes galim pažiūrėti, ar politikai rūpinasi sveikata ar ne. Jeigu jie rūpinasi, jie dešinė pusė, jeigu nesirūpina, jie kairiai. Aš bijau, kad kairiai yra labai daug kai kurių politinių partijų ir šitoje vietoje nediskutuosim kol kas, nors šiaip patyrė būtų gera. Taip, dabar kas yra sveikas miestas, faktiškai Indrė papasakoti, aš nelabai kartosiuos.
Tik tai pasakysiu tik tiek, kad yra keli principai, kurie buvo pristatyti kažkadaise Liežė 2012 metais. Man kaip tik pirmą kartą teko pabuvoti sveikų miestų konferencijoje, aš pirmą kartą susipažinau su tais taip vadinamas koordinatoriais. Koordinatorius susirinkimui nebūdavo. Jis buvo paskutinis, jis miręs buvo pernai už savo pinigus, nes miestas nerado lėšų. Tai ten pirmą kartą buvo koordinatorių susirinkimas, kuris truko 2 valandas. Tai mes su ten pasišnekėjome. Iki šio laiko to nebuvo. Tai va šitoje vietoje yra kai kurios problemos ir aš dėl to galėčiau šnekėti, bet aš manau, kad kalbėkim ne apie sunkumus, bet apie tos pliusus, kurie duoda. Na, žiūrėjom, reiškia, iš esmės yra bandymas konsoliduoti vietos visuomenę arba net bendruomenę tam, kad jie patys spręstų aštriausias savo problemas. Labai paprastas principas iš pirmo žvilgsnio. Ir kai kalbame apie sveikus miestus, mes kalbame ne apie gydymą. Pas mus Lietuvoje dėja niekaip nepavyksta perlaužti vieno dalyko. Kad reiškia, iš esmės sveikata yra nekas kito, kaip turėti savo gydytoją arba geri specialistai, kurie prižiūri tavo sveikatą. Fikcija. Sveikata yra tai, kai tu nepatenki pas gydytoją ir kad tam nereikia specialistų pas jį patekti. Va tai yra sveikata. To štai sveikos miestas iš esmės yra tas pats dalykas, kuris stengiasi, kad žmogus nepatektų pas gydytoją. Ir ką reikia daryti? Nu, dabar galėtum žiūrėti, ką mes čia turim. Pats judėjimas, kaip ir kalbėjom, atsirado pakankamai seniai. Aš pasiėmiau vieną brošiūrą, to paties Agis Suros, kuris vadovavo šitam judėjimui iki šiol. Tai pirmas variantas buvo 1985 metais, atėjo iš Kanados į Europą. Iniciatyva. Buvo parinkti liktai 30 miestų, bet paskui atsirado daug norinčių. Todėl aš matau jau dabar pirmas suvažiavimas Lisabonoje 86 metais yra 56 dalyviai iš 21 miesto ir 17 šalių. Kitaip sakant, jau atsiradęs šitas judėjimas, Europoje turiu galvoje, jis tampa tarptautiniu ir internacionaliniu. Sekantis susitikimas po metų, atkreipkite dėmesį, po metų, 54 miestai, 7 neeuropiniai. Ir 200 šalis. Kitaip sakant, jis tapo labai populiarus kai kurių problemų sprendimų. Aš nežinau kodėl, nes tai buvo pakankamai seniai, aš apie jį tiesiog nebuvau girdėjęs. Pažiūrėkim galą. Galas yra toks, paskutinis etapas, kuris buvo prieš šitą, yra 9-13 metai, mes įstom, kaip sakiau, 10 metais. Čia Europa padarė vieną žingsnį, kurio ponia Ingridė nežino tikriausiai. Europa sakė, nedaugiau 100 miestų. 100 miestų ir viskas. Pareiškimų buvo apie 200. Priėmė sveikų miestų tinklą apie 99, galiu pasakyti tiksliai. Žemėlapiai, kur rodė, šitą žemėlapį, kur rodė ponia Ingrida, čia yra 13 metų žemėlapis, čia galiu pasakyti 99 miestai. Tas pats žemėlapis, kadangi susilus, 2013 metais šitas dalykas yra padarytas. Tai va, dabar žiūrėkime, 6 etapas, 14-18 metais, dėl priėmimo. Ne kiekvieną priima, gali pašalinti. Jeigu miestas nevykdo savo įsipareigojimų, jam siūloma išeiti iš tinklo. Žodis šalinimas, aišku, netinka, vis tiek kažkaip nepadoru. Kultūringai pasako, eik. Tai va čia ta žemėlapis, kaip sakau, nedaugiau 100 miestų ir dabar tas pats yra. Jeigu palyginti su pasaulinėm organizacijom, tai galiu sakyti, jis labai populiarus, pažiūrėkime dėmesį apačioj, Turkija. Labai populiarus judėjimas. Rusija žvėriškai nori, turi teisę 14 miestų pagal savo gyventojų skaičių. Dabar jie turi 23 ir dar nori. Aš kalbėjau su tinklo koordinatoriumi, mes pažįstame asmeniškai, buvo pas mus net Klaipėdos sveikatos biure, mes šnekėjomės ir panašiai. Kai kuriuose šalyse nelabai populiaru. Bet iš esmės, galiu pasakyti, Europa kūrė ne tik 100 miestų yra ir tikrai nori, Italija, sakysime, tai kaip judėjimas, Italija koncentruota. Baltijų galima turėti po vieną miestą. Ir norėdamas negalėtų turėti dabar. Apėjimas yra paprastas, ką kalbėjo ponia Ingrida, yra nacionaliniai sveikatos tinklai. Jie irgi yra daug kurios miestų. Vokietija turi apie 200 nacionalinių narių. Vokietija. Kadangi didelė, tų miestų yra nedaug, tai jie padarė tų nacionalinių tinklų daugiau. Kalbant apie kitus tinklus, tai sakysime, aš pasižiūrėjau čia pasaulio paplitimas pagal geografiją. Azijoje populiaru, Australijoje aš radau 6-8 miestus ir viskas. Pietų Amerika nelabai populiaru. Užtat Šiaurės Amerika pasiutusi. Jeigu imsime Kanadą, ten jau nebėra sveikų miestų judėjimo, pas jos yra sveikų bendruomenių judėjimas. Tai gatvė, tai vaikų darželis, tai mokykla, tai seniūnaitija, kaip mes sakom, tai miestas.
valstybės nėra, kadangi taip viena. Kitaip sakant, jie jau iš esmės nesismulkina, neima tai stambiais vieninės kaip miestas, jau ima bet kurį tą dalyką. Iš esmės Lietuvoje jau šitas irgi prasidėjo, aš kaip neturėčiau apie tai šnekėti, bet taip, čia yra oficiozas, kaip sakiau. Va čia mūsų sertifikatas, kad mes įstojom 10 metų, kur meras pasirašė. Ir paskutinės duomenys 14 metų, birželio 26 dieną, aš pažymėjau, kas yra Klaipėda, mus kartu su Izmyru iš Turkijos, Jūrmala, Latvija, Klaipėda, Lietuva, Lodžė, Lenkija, Osvold apskritis iš Norvegijos buvo priimti. Aš čia paėmiau kopiją nuo oficialaus popieriaus, galim pasižiūrėti, jis yra internete. Tai yra, popierius mes rašėm sausį-vasarį. Sausį-vasarį rašėm, balandį sumokėjom, todėl birželį mes priimti. Tai šitoje vietoje Klaipėda yra sveikų miestų narys dėl įvairių priežasčių. Visų pirma, galiu pasakyti, dėl planingumo. Iš esmės vėl, ar Lietuvoje kiekvienas miestas gali tapti nariu? Galiu pasakyti, įdomiausia, kad beveik kiekvienas, kadangi tie reikalavimai, apie kuriuos kalbėjo ponia Ingrida, pas mus pagal įstatymą beveik visi yra. Turime monitoringas sveikatos privalomas, visur privalomas. Toliau, visur privalomas reiškia planavimas, privalomas, o toliau belieka kai kurios smulkmenos, kurias gali bet kuri bendruomenė, tai bet kuri miesto arba apskrities arba rajono taryba priimti. Štai vietoje iš esmės teoriškai Lietuva visai gali būti sveikų miestų judėjimo narių. Teoriškai, bet tiesa čia yra kai kurie, bet apie tai aš truputį vėliau dar šnekėsiu. Taip, dabar pažiūrėkime, kaip atrodo Klaipėda su kai kuriais pavyzdžiais. Aš pateikiau ne viską, aišku, kadangi, kiek aš bebūčiau genijus, bet visko nežinau, viską žino tik kai kurie politikai ir mūsų Seime, ir kitose šalyse, aišku. Aš žmogus kvailas, aš žinau kai ką. Aš pabandžiau išryškinti tas sritis, kurios Klaipėdoje sprendžiamas geriausiai. Tai sakysime, vienas dalykas, kad pas mus labai gerai sprendžiama, ir čia tikrai ne mano nuopelnas, netgi nesveiko miesto nuopelnas, tai yra transportas. Su pirma, jau prieš 10 metų prasidėjo didysis vajus dėl senų autobusų pakeitimų į naujus. Čia buvo vajus. Tai buvo užpjauti visi mikrobai, Vilniečiai kažko tai dabar, pas mus tai buvo prieš 10 metų, mes jau pamiršom, kaip buvo. Ir turime vieną iš ekologiškiausių transporto sistemų Lietuvoje. Pas mus jau eina ir elektrinis autobusas, mes troleibusų neturime, yra autobusas, tie mišrūs, kur dujos ir taip toliau, šitų pas mus jau trečdalis parkų. Čia oficialūs duomenys, aš pats bendrauju su tais žmonėm, kadangi tai mano kolegos. Toliau dviračiai. Vienas iš pirmųjų darbų, ką aš dariau, tapęs tuo taip vadinimu koordinatorium, aš nuėjau pas vyrą architektą, sako, Almantai, dviračiai pas mus gali būti. Sako, labai paprasta, Klaipėda ilgas miestas, per vidurį koridorius, belieka padaryti dviračių takus. Viskas, Masiulis, kurį tikriausiai teko girdėti, lygis toks yra. Tai jis ten pradėjo, aišku, įsidirbinėti, prižymėjo ten visokių dalykų, bet tai davė postumį ir pernai Klaipėda pripažinta geriausių miestų Lietuvoje dviračiams Klaipėda. Ne Šiauliai, ne Vilnius, Klaipėda. Aš nežinau, ar aš kaltas, ar kiti kalti, bet rezultatas toks, koks yra. Architektai. Architektai yra daug problemų, bet aš fiksiu vieną dalyką. Prieš porą metų man mero patarėjas pasiūlė pabendrauti su architektų klubu ir aš, kadangi sutariu su sveikatos skyriaus vedėju, mes nuėjom pas architektus ir paskaitėm paskaitą, kas yra sveikas miestas. Jiems taip pasidarė įdomu, jie pradėjo mane kviest ir aš ten jau dalyvauju 3 metai. Ir jie pradėjo skaityti paskaitas, kas yra ekologija, kas yra sveikas planavimas ir taip toliau. Ir dabar jie jau šįmet paskelbs konkursą pačiam sveikiausiam architektūriniam projektui Klaipėdoje ir Lietuvoje, tai bus daroma. Bendruomenės sveikatos taryba tam net nustatė lėšas, galiu net pasakyti kiek, tai yra 10 000 litų. Tai padaryta. Jau priimtas sprendimas, konkursas, nežinau, ar paskelbtas, nereikia ypač jo paklausti. Fizinis aktyvumas. Problema, apie kurią Dainius šnekės, aš įtariu, bet aš dabar kai kurios pavyzdžius iš to, ką mes jau dabar turime. Aš labai neseniai pamačiau, kad yra toje treniruoklė, ne? Man sunelis prieš 3 metus atnešė iš Kauno, sako, kai gražus ąžuolinė treniruoklė. O tada tie pinigai reiškia neįtiems. Sakau, o kodėl pas mus nepadaryti treniruoklių? Pirmais metais buvo vajus vaikų žaidimų aikštelės. Visi darė vaikų žaidimų aikštelės, iš tų pinigų ten 500 000 Klaipėdai teko. Sakau, o kitais mes sakau, hebra, ar nebūtų galima padaryti treniruoklius? Jeigu jums sunku, vis tiek jau vaikų žaidelių pridarė daugiau nėra kur, padarom treniruoklius. Padarė. Ir dabar mums tų treniruoklių berods 30-36 aikštelės.
Sveikatos biuras, sakau, jūs specialistai, mokat ten raumenys, taip toliau. Ar nebūtų galima žmonės supažindinti su tais treniruokliais, kad žinotų, kaip geriau treniruotis ir kaip tą vystyti dalyką? Taip, priimta programa. Ir dabar turime seniūnaitijos, kas tai yra, žinote, yra treniruokliai, yra treneriai, už kuriems sumokama tiesa. Ir jie šitą dalyką daro, o jiems fizinio aktyvumo skatinimas. Nu, aš galėčiau dar kalbėti ir taip toliau, ką sveikatos biuras daro, tai mes tų iniciatyvų turim labai daug. Aš manau, kad tai geriausias sveikatos biuras Lietuvai. Aš ten dirbu, aš negalėčiau kritikuoti, aišku, bet iš tos pusės aš manau, kad taip yra. Ir paskutinis pavyzdys iš šio dalyko, sveikiausias įmonės konkursas, ponia Ingrida buvo, aš turiu tą laikraštį, galiu parodyti, tai yra bandymas jungti nebiudžetinės organizacijas su privačiu sektoriu. Tai yra, buvo paskelbtas sveikiausios įmonės konkursas, 4 grupės, išsiuntinėti kvietimą 800 narių, dar kažkas. Nu ir išsiuntėti kvietimą, ne visi dalyvavo, bet tas konkursas nuskambėjo per Klaipėdą ir paskui net įgavo tęsinį. Nu, pradėjome nuo to, kad žmonės pradėjo rūpintis savo darbuotojų sveikatą ir taip toliau. Nereikia nei pinigų, čia reikia iniciatyvos. Energijos reikia, tas irgi tiesa. Reikia salės, koncerto, apdovanojimo. Prizas labai gražus, tarp kitko, iki šiol džiaugiuosi. Iš paskos atėjo kitas dalykas, sveikiausia maitinimo įstaiga. Įmonė, kuri rūpinasi sveikų maistu ir duoda savo meniu. Jie gauna lentelę, mes kūrėme sveiką miestą. Ta lentelę nupirko biuras ir apdovanojo. Visi, kas tą daro, dovanoja. Kainuoja nedaug, iniciatyva, kaip matote, visai nebloga. Vėm sveiko miesto iniciatyva. Na va, tai čia kaip teigiami pavyzdžiai, kurie Klaipėdoje yra čia iš to, ką aš turiu. Dabar neigiami pavyzdžiai, kadangi aš manau, kad iš neigiamų pavyzdžių mokytis yra naudingiau, kad nepadarytų tų klaidų. Fizinis gyventojų aktyvumas. Vilnius turi 2 įstaigas. Sveikatos biurą ir viešą įstaigą Sveikas miestas. Man iškyla klausimas, ar ką Vilnius neturi kur pinigų dėti? Šiaip iš esmės, už gyventojų fizinio aktyvumą turėtų atsakyti miesto savivaldybės sporto skyrius. Dabar pas mus sporto skyrius atsakingas už profesionalų komandų finansavimą. Tai yra, kaip čia, buhalterijos priedas komandoms finansuoti. Klaipėdoje tas pats. Aš bandžiau 5 metus įrašyti, kad sporto skyrius atsakingas už gyventojų sportavimą. Ne už profesionalų sportą, už gyventojų. Tai būtų jų tiesioginis darbas, jie profesionaliai moka tai daryti, aš to nemoku. Nu, mankštą galiu pradėti, bet ten jau krepšinio ar futbolą treniruoti tikriausiai ne. Tai štai vietoj bandau rašyti 5 metai, niekaip nepavyksta. Lobizmas, įtariu. Nes geriau nieko nedirbti, negu dirbti, labiau kas lygimas to nesikeičia. Sveika gyvensena. Turim vieną problemą, Europoje gal jau mažesnė, pas mus dar iki šiol turim sveikos gyvensenos tyrimų, mes darome geriausiu atveju kas 3-4 metai. Mūsų draugai iš Islandijos ir panašių šalių sako, šiaip tai reikia kasmet daryti. Jeigu, sakysim, tyrinėti narkotikų vartojimus kas 4. O aš galiu pasakyti, aš kažkada kūriau sistemą Klaipėdoje, kaip tirti tuos narkotikus apklausos būdu. Dabar pas mus dar naudojami kiti metodai testavimas, jeigu žinote, tas, kaip brauki per duris ir rankenas ir randikos, kur yra. Nesakysiu rezultatų, bet tiek šio nekalbant gana įdomus. Bet tai žymiai brangiau kainuoja, testas 200 litų. Ir visų nepatikrinsi automatiškai. Tai va, šitoje vietoje periodiniškų tyrimų pas mus nėra. Kiek sportuoja, kaip maitinasi, ką reikia daryti, mes patys nelabai žinom. Mes teoriškai sakome, reikia maitintis taip, uždrausti tą. Reikia daryti tyrimą, kas pavojingiausia tuo metu ir matyti su tuo ryškiausiai kovoti. Bet tam reikia žinoti, kas pavojingiausia. Ar tai alkoholis, ar tai tabakas, ar tai nesveikas maistas, ar tai fizinis sėdėjimas prieš televizorių, ar dar kažkas taip toliau. Bet tai reikia daryti. Šitą dalyką mes neturim, net Klaipėdoje, sakau, mes darom kas 3 metai. Turim prieš metus daryti ir kitas turi būti kitais metais. Pinigų neskiria šiam dalykui. Pažeidžiamų grupių interesų tenkinimas, čia aš jau turėčiau daugiau gilintis į živ aidsą, į savižudybės, į asocialius vaikus ir taip toliau. Čia yra viena problema, kurią aš norėčiau Seimo nariams dar gyviems esant pasakyti. Jeigu sveikatos problema apima visą Lietuvą, yra valstybinė. Kodėl ją finansuoti turi savivaldybės? Šito dalyko aš nesuprantu. Apie savižudybės yra paguodos telefonas. Iki šiol 2 ar 3 savivaldybės finansuoja šitą programą, biudžetas jų niekaip perimti negali.
paskutinius 20, kiek mes prie to registruojam. Šito dalyko pertinai. Laiškus rašym, dar kažką toliau. Savivaldybė skiria kiekvienais metais, bijau suklysti, ar 120 000 ar panašiai. Mes turime ribotą sveikatos fondą. Jeigu mes įskyrėm paguodos telefonų, atleiskit, kitos programos automatiškai. Nukenčia. Gerai, mes šįmet gavom ten 306 000 vaikų mokymui plaukti. Norinčių apie 12 000 mes galim 800. Pinigų nėra. O paguodos telefoną mes turim finansuoti iš bendruomenės sveikatos tarybos biudžeto. Tai šitie dalykai, sakau, principas labai paprastas. Jeigu programa apima visą valstybę, tai ją turi finansuoti visa valstybė. Jeigu tai vietinė programa, tai finansuoja savivaldybė, natūralu. Kodėl taip nesprendžiama, nežinau. Tai va, tai dabar perinam prie paskutinio pastebėjimo. Yra sveikata 2020, programėlė stora, 200 puslapių, 198 angliškai. Oficialiai mes jo vertimo neturim, su ponia Ingrida mes čia bandėm 6 puslapius išverst. Ji mane taip iškritikavo, kas man baisiai patiko. Man labai patinka, kai moteris mane kritikuoja. Aš tada augau tarsi, reikalingas jaučiuosi. Jums kritikuoti liko porą minučių. Prieš paskutinį skaidrę, tai kad jūs labai pasakėt. Tai va, iš esmės programa 2020 kelia 2 pagrindinius strateginius tikslus. Pagerinti sveikatę visiems ir sumažinti sveikatos nelygumus. Čia labai viskas paprasta. Antra, pagerinti visuomenės dalyvavimą sveikatos valdyme. Iš esmės mūsų konferencija skirta šitam principui. Ar galima? Ramūnas ką tik parodė, ne tik galima, reikia tą daryti. Aš tikiuosi, kad ponas Jarutis pratęs šitą mintį. Gerai, eidamas į pabaigą, ko trūksta Lietuvai? Perduoti sveikatos ir sveikos gyvensenos problemų sprendimą visiems savivaldos lygiams. Aš manau, kad savivaldybės turėtų daugiau turėti įgaliojimų ir resursų. Tai yra sumažinti ministerijos įtaką skirstant resursus perduotis į apačią. Tai leistų iš esmės spręsti vietos problemas giliau. Nes iš viršaus, atrodo, jeigu AIDS, tai per visus. Vieniems tai svarbu, kitiems nelabai. Lygiai tas pats tuberkuliozė, vieniems svarbu, nesvarbu. Psichinikos. Vienur reiškia savivaldybės, kitur tos mažesnės. Tai šitą vietą peržengiant į žemesnį lygį, problemos vietose geriau sprendžiamas. Taip, vietoj gydymo reikia rūpintis sveikatos sauga. Gydymas gerai, bet pas mus, aš dabar gal netrauksiu tos lentelės, bet pasakysiu. Jeigu Europoje sveikatos prevencijai, lygų prevencijai skiriama iki 10%, pas mus oficialiai 1,1%. Aš jau pernai rašiau, kad reikia iki 10%, galiu rašyti ir taip toliau, aš įtariu, kad taip ir bus toliau. Toliau, reikia kurti sveikų miestų tinklą. O čia trečias, ką aš parašiau, labai gražiai ir gudriai, iš esmės kalba apie tai, kad reikia kurti sveikų miestų tinklą. Tam reikia iniciatyvos ir tam tikrų resursų, maždaug 2 metam. Kodėl Latvija sukūrė sveikų miestų tinklą? Aš kalbėjau su autorė, ministerija skiria dotaciją 2,5 etato, parašė laišką savivaldybę, 27 įstojo, viskas. Ir Ryga tampa sveikų miestų narių, kadangi jis koordinuoja šitą tinklą. Va jums pavyzdys iš Latvijos. Aš tiesiai galiu pasakyti, kadangi pasišnekėjau. Tiesa, moteris šneka labai garsiai, greitai ir angliškai. Gos gali persakti, kad galų galia suprast, ką nori pasakyti. Jeigu perskaitysite, tai paskutinė skaidrė. Mano idealistinis tikslas būtina pasiekti, kad sveikata būtų visuotinai suvokiama ne kaip gydymas, o kaip nepatekimas pas gydytojus. Ačiū uždėmesi.